Klausimas. Ko tikėtis iš tokio vyro, kuris prie savo draugų užstaliai išsišiepęs pasakoja, kaip aš, dabartinė, ir jo eks dėl jo pykstasi, kaunasi. Man kažkaip neskaniai kvepia. Nežinok, ir man ką tik labai neskaniai pakvipo, nes akivaizdu, judu nekuriat santykių. Jūs susibėgot, tiesiog kažkaip susibėgot. Nes vėlgi toks elgesys vyro, jisai byloja, kad jam giliai vienodai į tavo jausmus, jis nelabai turi suvokimą, kas yra pagarba artimam, mylimam žmogui. Tai ko tikėtis iš tokio vyro? Tikėtis bet ko, bet nieko gero. Iš tikrųjų, šitoje vietoje, vėlgi, jeigu toksai buvo vienetinis epizodas, jis patikrino ribas. Tu turėtum jam suprantama kalba, aiškiai ir tiesiai į kaktą, išaiškint, ką jisai daro, kaip jisai žemina tave, kaip jisai, žemina, nepagarbiai elgiasi, kad tai yra tavęs žeminimas ir kad, brangusis, jeigu tu taip elgiesi ir taip elgsies, tai mūsų bendravimas neturi ateities. Tiesiog, pasakyk jam tiesiai į veidą, o toliau stebėk, ar jisai sureagavo. Nes kuriant santykius, labai svarbu nustatyti, supažindinti vienas kitą su savim. Ne? Gink Dieve, negalima laikytis pozicijos, jei myli, susipras. Ne, vyrai niekada nesusipranta, pas vyrus kitaip dirba smegenų pusrutuliai, taip kad, mielos moterys, šitą frazę eliminuokit iš savo gyvenimo visiems laikam, nes tai yra pats kvailiausias moteriškas išmislas. Jei myli, susipras. Čia jūs tiesių taikymo grybą pjaunat. Va, o toliau išaiškinkit. Nes iš tikrųjų per visą gyvenimą, kiek gyvensite su bet kokiu vyru, yra du dalykai, kuriuos privalot daryti su vyru. Ne? Tai būti dėkinga už jo pasiekimus, už jo įnašą, už jo žodis pasiekimai geriausia, už jo pasiekimus, už jo gerus darbus, ne? Būti dėkinga, čia būtina. Ir taip pat lygiagrečiai netoleruoti netinkamo elgesio. Čia yra netinkamas elgesys, tu jo neturi toleruoti. Ir jeigu jisai gaus per kuprą už tokį išsidirbinėjimą, turi šansą turėti normalų vyrą, bet jeigu jis nesureaguos, tai bėk kiek galima tolyn nuo jo, nes čia nėra pagarbos. Čia tiesiog nėra pagarbos mylimai moteriai, tai tiek jis ten ir myli iš tikrųjų, žinai. Esi patogi skylutė šalia. Tai be abejo, jeigu jūs jau perėjot į lovos naudojimo sistemą, tai jūsų ateitis plius minus aiški. Papildysit liūdnąją šeimų kūrimo statistiką. O jeigu čia dar tik tais susipažįstat, ne, aš jo dabartinė ir jo eks. Tai va, tai jeigu susipažinimo stadijoj, tai susitvarkykit ir turėsit žmogų.
Aš manau taip. Na, netgi ne aš manau, aš žinau taip. Jei ką, klauskit.